Sveiki, esu BK grupės inžinierius Algirdas ir šio video tikslas yra pristatyti Cloud Intercom Solutions. Tai yra būtent debesimis pagrįstas telefonspinių sprendimas. Debesų sprendimai šiai dienai yra populiarūs, tai bandysiu trumpai papasakoti, dėl ko turėtume rinkti šį sprendimą. Šis sprendimas galėtų būti tinkamas būtent tokiam scenariu, kaip daugiabučiai pastatai arba kažkokios tai nuomos patalpos, kas yra patogu, kad nereikės, tarkim, papildomai vesti papildomų laidų iki monitoriaus ir turėdami vieną iškvietimo panelę, jūs galėsite tiesiogiai skambinti priskirtiem vartotojams. Tai mano pagrindinis dėmesys tai yra, kad būtent per G-Connect Team komandų tą valdomą platformą galėsite administruoti vartotojus, kurti kodus, teisės vartotojams, tai yra viskas patogu, nes tai galite atlikti ir per aplikaciją, ir per web naršyklę. Būtent šioje skaidrėje galite ir matyti įrenginius, kurie yra suderinami su G-Connect Team mode režimu. Labai trumpai, kas yra tas G-Connect Team, arba kitaip sakomas komandų režimas, tai yra ta pati programėlė G-Connectas, bet tai yra būtent funkcionalumas, kurio dėka jūs galite atskirti savo asmeninę aplinką ir darbo arba verslo aplinką. Ta padaryti yra nesudėtinga, aš manau, jums to ir parodysiu būtent, kaip tai galima atlikti per web naršyklę ar mobilią programėlę. Matome žemiau nuorodą, kurioje galite pasitiksinti būtent ir suderinimo sąrašą, kokie įrenginiai palaiko šitą G-Connect Team mode. Ta sąrašą galite rasti ir prisijungę prie savo G-Connect Team mode paskyros, arba paspaudę šią nuorodą. Viskas atrodo taip. Kas liečia telefonspinės, iškvietimo panelės, tai va visas sąrašas. Dar kartą patikslinsiu, kad būtent šis sprendimas ir šiandien apžvelgsime būtent apie telefonspinės iškvietimo panelių cloud sprendimą. Kad naudotumėtės šito funkcionalumu, jums reikia G-Connect aplinkoje įjungti Team mode. Tai yra verslo tą komandų režimą. Tai atlikti galite ir per web naršyklę arba per mobilų telefoną prisijungę prie savo paskyros ir prisijungus turime mygtuką Create Team. Vat būtent dar kartą paminėsiu, kad kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp asmeninio režimo ir komandų režimo. Tai yra tai, kad komandų režime jūs galite naudoti šitais visais cloudo funkcionalumais per web naršyklę ir mobilų telefoną, o kas liečia asmeninę aplinką, tai yra valdymas, įrenginių naudojimasis tik tai per mobilų telefoną. Plus išplėtimo galimybės verslo režime yra praktiškai neribotos. Jums reikia įsigyti tik tai licencijas, jei pasiekėt nemokymų licencijų skaičių. Ir vat galite matyti dabar toliau sekančiam lange, kokias licencijas ką gaunat nemokamai. Šituo atveju tą komandą pasivadinu Cloud Intercomai ir aktyvuoju visas licencijas, bet naudosim būtent tik tai telefonspinių skiltį. Sukūrėme komandą ir pasirinkime tipą, tarkim, ofiso scenarius. Ir nuo šio momento mobilioji telefoną jau aš galėsiu pasiekti abi dvi aplinkas, asmeninę ir verslo. Tai va, matome asmeninę aplinką ir pakeitus į Cloud Intercomai, būtent mūsų tą skyrių periname į tą verslo režimą. Konfiguravimas yra labai paprastas, neišsiplečiant, tai turite pridėti įrenginį prie sistemos. Ta galiu padaryti tai rankiniu būdu arba atliekant paiešką tinkle. Tai pasirenku įrenginį, pridedu. Pasirinkę šitą debesimis valdomą G-Connect Team telefonspinį sprendimą, ką jūs gausite, tai yra patogumą, centralizuotą valdymą per vieną platformą įrenginių, nuotolinį vartotojų administravimą, kodų generavimą ir kitas papildomas funkcijas. Pasirinkus šį sprendimą, tai galite sutaupyti ant monitorių, jums nereikės vedžioti laidų, tiesiog įsigysit licenciją ir to pasekoje gausite galimybę skambinti iš iškvietimo panelės konkrečiam kambariui ar butui. Tai dabar, kaip matote šitoje skaidrėje, ką gaunate, tai yra patogus galimybė administratoriui sukurti, tarkim, QR kodus lankytojams, ko pasekoje jiems nereikia turėti mobilios aplikacijos, jie gali patogiai greit naudodami QR kodą atidaryti duris. Turiu pajungtą vieną iš populiarių mūsų iškvietimo panelių, jinai pajungta, pridėta iki Connect tą mūsų komandos paskyrą. Ir kaip dabar atrodo vartotojų sukūrimas ir prieigos administravimas. Tai kaip pridėjome iškvietimo panelį į mūsų paskyrą, konfiguravimas atliekamas taip. Sukuriame naudotoją ir priskiriame įrenginius bei teisės. Abidvi duris iškvietimo panelės, tada galimybė, kad gali sukurti laikiną slaptažodį ir naudotis aplikaciją. Kadangi mano vartotojas, aš pats savo irgi turiu sukurti teisę, nors esu šios paskyros administratorius, vis tiek turiu savį įvesti.
dedu telefoną, įjungiu galimybę naudotis per aplikaciją, spaudžiu Add ir vartotojas yra sukuriamas ir iš cloudo informacija yra sinchronizuojama į įrenginį. Kai sukuriame vartotoją, galima pridėti ir autentifikavimo tam tikrus būdus, tarkim, sukurti PIN kodą, įjungiame jį, pridėti kortelę. Toliau, kai sukūrėm naudotoją, reikia sukurti ir pastatą arba kambarius. Tai reiškia, kad iškvietimo panelė žinotų, kam reikia skambinti. Sukuriam pastatą. Kilimas pastatas. Vilnius. Ir pridedam įrenginį. Tai atlikom, dar reikėtų sukurti ir kambarį. Priminsiu, kad licenzijos 2 kambariam yra nemokamos. Konferencijų salė. Išsaugom. Pridedam ir vartotoją. Pasirinku jau iš esamų vartotojų sąrašų. Sukuriu elektroninį paštą. Pasirinku įrenginį ir išsaugom. Taip, ir galim patikrinti, kaip tai veikia. Tai paspaudus telefono spynėje skambučio mygtuką, jinai automatiškai skambins į pirmą numerį. Galim matyti, kaip tai atrodo. Galiu atidaryti duris, abiejų durų, pasirinktas duris ir atsiliepti. Po skambučio, žinoma, galima ir pažiūrėti skambučio istoriją, tai kaip tai atrodo per web naršyklę. Matom skambinančius, laiką, ar buvo atsiliepta ar ne, ir kaip tai atrodo mobiliai programėliai. Taip, matom, kad buvo skambinta. Dar viena patogi funkcija yra laikino slaptažodžio sukūrimas. Tai galima atlikti ir per mobilų telefoną, ir per web naršyklę. Kaip tai atrodo? Sukuriam pavadinimą slaptažodžiui, teisės priskiriam, kiek durų valdys ir galiojimo laikotarpį plus kiek kartų galios tas slaptažodis. Išsaugom, tarkim, 10 slaptažodžių. Ir nuo šio momento iš cloudo informacija buvo sinchronizuota į įrenginį. Galima, aišku, pasižiūrėti ir lokaliai, kaip tai atrodo prisijungus per IP adresą. Matom, kad jau prieš tai mano sukurtas vartotojas yra ir yra laikinas naudotojas. Laikinam naudotojui buvo sukurtas PIN kodas, atsitiktinė tvarka ir QR kodas. Tai va, šį QR kodą pasidalinę su svečiais, jie galės patekti į patalpas. Šita būtent KV9503 telefonsvinė palaiko ir autentifikavimą pagal veidą, pagal kortelę, Bluetooth. Parodys dar vieną iš tokių patogių cloud sprendimų arba tų patogumų, kad per mobilų telefoną galite pridėti nuotrauką. Kaip tai atrodo. Tai mobiliam telefone pasirenkame būtent naudotojų valdymą, paspaudžiam Algirdą, spaudžiam paveiksliuką, padarom nuotraukėlę. Op. Išsaugom, paspaudžiam OK. Ir informacija buvo sinchronizuota. Galima matyti ir mobiliam telefone, o pasijungę per web naršyklę vartotojų valdyme. Galima matyti irgi atsinaujinti informaciją, atsirado mano nuotrauka. Tai yra patogu būtent ir naudojant telefonspynės, kurios turi veidų atpažinimą. Tai dar kartą matome informaciją bendrą ir kas yra įjungtas šiuo metu, tai matome yra įjungtas atpažinimas pagal veidą, Bluetooth'as ir slaptažodžius. Šitas funkcijas galime įjungti, konfigūruoti, administruoti būtent ir per web naršyklę ir telefoną. Dabar toliau parodysiu, kaip tai yra patogu pridėti kitus naudotojus, tarkim darbuotojus. Sukuriam per komandos valdymą darbuotojas 1. Toliau nurodome to naudotojo paskyros duomenis, tai yra elektroninį paštą arba telefono numerį. Tai iš savo atveju naudosiu telefono numerį ir teisės. Kai sukuriu šitą naudotoją, jisai gaus į savo KeyConnect programėlę būtent pakvietimą prisijungti prie mano komandos. Kaip tai atrodo? Spaudus sutikus, pridedamas naudotojas ir jau nuo šio momento atsiranda ir priskirta iškvietimo panelė. Taip, tai apibendrinant, kodėl reikėtų rinktis būtent šitą sprendimą, tai pirmas dalykas, tai yra patogu, nes nereikia papildomai statyti monitorių, kad gautumėt skambutį kažkokiam tai būtent gyventojui susietam su telefonspyne. Antras dalykas, tai yra patogus valdymas ir administravimas sistemos per web naršyklę, mobilią programėlę. Trečias dalykas, tai yra, manau, tikrai gausis pigiau, nes būtent jei viršėt licenzijų nemokamų skaičių, galite rinktis licenciją metams arba mėnesių, kaip jums patogu. Nenaudojat, nepratęsat licenzijų. Ir žinoma, pagrindinis dalykas, kad tų KeyConnect
tai yra Geekvision produktų naudotojų kiekis tikrai didėja ir yra labai patogu, kai galėtų viena programėlė atskirti savo asmeninę aplinką nuo verslo aplinkos. Tai tarkim, namie turit savo vaizdo stebėjimo kameras, bet darbė jums yra priskirta įeiga patekimui būtent į ofisą. Aš manau, yra irgi vienas iš tų pagrindinių privalumų. Ir žinoma, pagrindinis administratorius, turėtojas, jam nereikia rūpintis kažkokiais papildomais, serveriais, kitais sprendimais, tiesiog per vieną platformą galit administruoti ofisus, filialus, kurti vartotojams teisės, gauti pranešimus apie kažkokias problemas esančias tinkle ir panašiai. Tai rekomenduočiau neįsigąsti šito komandų režimų licenzijų. Tai produktas yra nemokamas iki tam tikro kiekio ir to pradinio kiekio, aš manau, pradžiai jums tikrai užteks. O viršijus tą kiekį, tai galėsite tikrai laviruoti ir pagal savo situaciją užsakyti licencijas mėnesiui arba metam. Ir visą informaciją galite matyti šitam lange, kiek yra kambarių, durų yra nemokama, kitų kanalų. Ir žinoma, kaip matėt, mūsų video turinio pradžioje, tai yra aktyvuota režimą yra labai paprasta. Porą paspaudimų, įjungiat režimą, informacija atsinaujina ir programėliai, per web naršyklę ir naudojatės, administruojatės. Jeigu kils papildomų klausimų, tai žinoma, galite susiekti su manimi, su mano kolegomis vadybininkais, jie jums pateiks daugiau informacijos. Tai ačiū, kad žiūrėjot, neužmirškit uždėti laiko ir pasimatysim kitame epizode.